įrašymas prasideda ir manau, kad galiu perduoti žodį Eglei. Tai sveiki visi, malonu matyti jūsų tiek daug čia susirinkusių. Tai aš tuoj pasidalinsiu prezentaciją ir tada pradėsiu. Ir kol dalinuosi, tikrai kviesčiau išklausyti iki galo pristatymą ir tik tada teikti klausimus, nes tikimės, kad didžiąją dalį informacijos, kur yra jum aktuali, bus pristatyta. Tai pirmiausiai gal, kaip ir Urtė minėjo, šita konsultacija yra skirta būtent baigiantiems studijas dabar, šiais metais arba pernai metais. Tai yra naujiesiems specialistams, kurie įsilies į darbo rinką ir kurie dar neturi licenzijų ir jas turėtų išsiimti. Tai mūsų tarnyba šiuo metu licenzijuoja gydytojus visų profesinių kvalifikacijų, slaugytojas, akušerius ir nuo 2021 metų pradėjom licenzijuoti 13 papildomų profesinių kvalifikacijų. Tai yra ergoterapeutai, kineziterapeutai, gydomojo masažo specialistai, paramedikai, skubiosios medicinos pagalbos paramedikai, radiologijos technologai, biomedicinos technologai, dietistai, optometrininkai ir išplėstinės praktikos vaistininkai. Noriu iš karto atkreipti dėmesį, kad gydytojai odontologai ir burnos priežiūros specialistai, tai yra gydytojo odontologo padėjėjai, burnos higienistai ir dantų technikai yra licenzijuojami Lietuvos odontologų rūmų. Tai dėl licencijų gavimo šie specialistai turėtų kreiptis į Lietuvos odontologų rūmus ir dėl tvarkos teirautis jų. Tai šis pristatymas šiems specialistams yra netinkamas ir informacija jiem gal kažkiek ir panaši, bet tikrai ne ta, kurią jums suteiks Lietuvos odontologų rūmai, nes ir sistemos licenzijavimo skiriasi ir viskas. Tai šis pristatymas yra skirtas mano paminėtiems specialistams ir tada aš jį pradedu. Ir vienas pirmųjų pastebėjimų, kurį mes visiems specialistam kartojame, ir pirmoji žinia, kurią turi žinoti visi specialistai, pradedantis dirbti sveikatos priežiūros sistemoje, tai yra, kad Lietuvoje galioja dvigubo licenzijavimo tvarka, tai yra asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra teikiamos tik licenzijuoto specialisto ir tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje turinčio licenciją atitinkamoms paslaugoms teikti. Tai yra asmens sveikatos priežiūros specialisto darbas pagal individualios veiklos pažymą, patentą ar kitą panašią veiklą nėra galimas ir tai yra laikoma neteisėta veikla. Tai tiek pats specialistas, jūs turite išsiimti licenciją, tiek darbintis arba dirbti licencijuotoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčio teisę teikti būtent tas paslaugas, kurių teikime dalyvauja specialistas. Tai kaipgi jum gauti tą licenciją? Tai specialistų licencijavimas šiuo metu vykdomas sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registre, sutrumpintai vadinamame licencijavimo portale LICREC. Ir licencijavimas skirstomas į dvi tokias grupės.
tai yra priklausomai, tos procedūros skiriasi priklausomai nuo to, kada asmuo yra įgijęs savo profesinę kvalifikaciją, tai yra gavęs diplomą. Tai deklaracijos pagrindu teikiant deklaraciją, licencija išduodama tiem asmenim, kurie profesinę kvalifikaciją įgijo per paskutinius 2 metus. Ir tas terminas yra skaičiuojamas nuo diplomo gavimo dienos, tai yra nuo tos datos, kuri yra įrašyta diplome. Ir jeigu jau asmuo tuos 2 metus dėl vienokių ar kitokių priežasčių praleidžia ir dėl licenzijos nesikreipia, tada jau įsijungia kita procedūra, tai yra teikiant paraišką ir šios procedūros metu tada jau kyla daugiau reikalavimų, tai yra įsijungia reikalavimas pateikti tiek profesinės kvalifikacijos tobulinimą, tiek darbo stažą, o jo neturint papildomą kvalifikacijos tobulinimą arba stažuotę. Tai šito pristatymo metu aš didesnį dėmesį skirsiu būtent licenzijos išdavimui deklaracijos pagrindu, tai yra tiem, kurie profesinę kvalifikaciją įgijo būtent pastarųjų 2 metų laikotarpiu. Ir bendrai žiniai, tai kad išduodamos licenzijos yra tik elektroninės, joks popierinis variantas neišduodamas. Taip pat kartu su licenzija asmuo turi turėti ir jam yra išduodamas spaudo numeris. Ir jis išduodamas automatiškai kartu su licenzija ir atskiro prašymo spaudo numeriui gauti teikti nereikia. Taip pat labai visiems akcentuojam ir vis dar aiškinam, kad licenzija galiojimo termino neturi. Kas 5 metai, tai pristatysiu irgi šiek tiek vėliau, yra vykdoma licenzijuojamos veiklos priežiūra. Bet licencija pačio galiojimo termino, kaip mums dažnai skambina ir sako, mano licencija galioja iki tada, tai tokio termino jūs niekur nerasite, o 5 metai licenzijuojamos veiklos priežiūrai yra skaičiuojami nuo licenzijos išdavimo datos, bet tai yra atskaitos taškas 5-mečiui, kuris yra vertinamas ir už kurį asmuo turi atsiskaityti. Ir oficiali informacija apie asmeniui suteiktą elektroninę licenciją ir galiojimo statusą yra viešai skelbiama tiek mūsų tarnybos interneto svetainėje skiltyje licenzijos, taip pat jinai yra skelbiama licenzijų informacinėje sistemoje, sutrumpintai vadinamame LISE, kurį jau prižiūri registrų centras. Ir licenzijų informacinė sistema tai yra sistema, kurioje skelbiama informacija apie visas Lietuvoje išduodamas licencijas ir leidimus. Tai tiek būtų bendros informacijos ir tada kokiegi dokumentai yra reikalaujami būtent teikiant deklaraciją ir prašant deklaracijos pagrindu išduoti licenciją. Tai pagrindiniai dokumentai yra diplomas, jo pateikti nereikia, jeigu diplomas yra diplomų ir atestatų registre, į kurį duomenys suveda mokymo institucijos. Tai taip pat gydytojams prašoma pateikti internatūros ir jeigu kreipiasi licenzijos gydytojai specialistai, tai rezidentūros pažymėjimą, nes šių pažymėjimų diplomų ir atestatų registre nėra. Taip pat medicininį pažymėjimą 046A formą su nesenesne kaip 3 mėnesių išvada, kuri nurodo, kad asmuo pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją dirbti gali. Tokie įrašai kaip sveikas ar sveikata patikrinta yra netinkami, tai standartinė išvada, kurią turi parašyti gydytojas
arba gydytojų komisija. Tai yra, kad pagal tam tikrą profesinę kvalifikaciją, kurios licenzijos yra prašoma, asmuo dirbti gali. Ir įmoka už licenzijos išdavimą. Tai licenzijų išdavimas yra mokamas, įmoka yra mokama į valstybiniai mokesčių inspekcijai, jos sąskaitą, ir mokant labai svarbu ir būtina nurodyti būtent įmokos kodą, tai yra 5754, ir mokėti nurodant savo asmens kodą, kad ta įmoka patektų į licencijavimo sistemą. Nes pačioj licencijavimo sistemoje galimybės prisijungti prie elektroninės bankininkystės ir iš karto teikiant deklaraciją susimokėti už licencijos išdavimą nėra, sistema yra pakankamai sena. Tai asmuo turi jungtis per savo elektroninę bankininkystę tiesiog atskirai, taip kaip ir jūs darot visas kitas įmokas ir pervedimus, ir sumokėti už licencijos gavimą. Ir ta įmoka, jeigu yra nurodytas asmens kodas ir tinkamas įmokos kodas, tai yra 5754, jinai automatinės tiesioginės integracijos būdu iš valstybinės mokesčių inspekcijos patenka į licencijavimo sistemą ir mes ją matome. Ir jeigu deklaraciją teikia ne Lietuvos pilietis, tai taip pat turi pateikti galiojantį leidimą gyventi ir dirbti Lietuvoje, bei jeigu jo studijos baigtos ne lietuvių kalba, tai ir jisai mokėsi programoje, kur yra vykdoma ne lietuvių kalba, tada privalo pateikti ir valstybinės lietuvių kalbos egzamino pažymėjimą, kurį išduoda Nacionalinė švietimo agentūra, apie išlaikytą valstybinės lietuvių kalbos egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygmeniu arba 2 kategorija. Tai visi šitie dokumentai ir pati deklaracija yra teikiama, kaip minėjau, mūsų licencijavimo sistemoje, ir į ją nuorodą, kur prisijungti, galite, čia matote ir tiesioginę nuorodą, tai yra licenzijavimas.vspvt.gov.lt. Šitą nuorodą taip pat galite rasti, jungiantis per mūsų tarnybos elektroninę svetainę, skiltyje meniu elektroninės paslaugos ir sveikatos priežiūros specialistams. Paspaudę šią nuorodą, jūs patenkate jau į licencijavimo portalą ir kai dešinėje viršuj kampe matysite mygtuką prisijungti, paspaudus mygtuką prisijungti, išmes lentelę ir prie sistemos jūs turite jungtis per savo elektroninius valdžios vartus, taip jūs identifikuojate savo asmenybę. Ir per elektroninius valdžios vartus prisijungę jau prie licencijavimo portalo galite pradėti teikti deklaraciją ir supildyti duomenis apie save. Tai prisijungus iš karto matysit viršuj pasiūlymą ir galimybę atsidaryti detalę instrukciją, kurioje taip pat bus pažingsniui nurodyti panašiais kaip mano langais, kur eiti, ką spausti ir ką kur suvesti. Ir pirmiausiai spaudžiam specialisto duomenis ir būtina suvesti pirmiausia specialisto duomenis. Kitaip dokumento pateikti sistema neleis. Tai specialisto informacija, pagrindinis skyrius yra, matote, SPS informacija. Tai asmens kodas būtinai turi būti lietuviškas, dėl to iš užsieniečių ir prašoma leidimas gyventi ir dirbti Lietuvoje. Nes jeigu bus suvestas nelietuviškas asmens kodas, paraišką pateikti leis, bet duomenys apie išduotą licenciją
nenukeliaus nei vieną kitą sistemą. Tai jūsų išduotos licenzijos nematys nei darbdavys, nei jinai atsiras e-sveikatoj, nei Sveidroj, ligonių kasose, niekur. Tai turėjimas lietuviško asmens kodo yra būtinas. Ir taip pat suvedama vardas, pavardė, gyvenama vieta ir labai svarbu suvesti tikslų, galiojantį ir naudojamą elektroninio pašto adresą, nes būtent elektroniniu paštu yra teikiama visa aktuali informacija specialistui. Kitų skyrių, kur matote viršui supildyti, būtinybės nėra. Skyrelėje kvalifikacija galite pasitikrinti, ar jūsų diplomas yra suvestas į diplomų ir atestatų registrą. Ir matote, yra skyrelis paslaugų apmokėjimas, tai kaip ir minėjau, per šitą skyrelį susimokėti už licenzijos gavimą galimybės nėra. Tačiau čia mes jau vertintojai ir specialistai, kurie prisijungia vertinti jūsų deklaracijų ir pateiktų dokumentų, matome atėjusią įmoką iš valstybinės mokesčių inspekcijos. Tai supildžius visus duomenis apie save ir paspaudus mygtuką išsaugoti, galite jungtis prie antrojo skyrelio, tai yra dokumentų teikimas. Ir paspaudę ant šio skyrelio dokumentų teikimas, jums išmes visą eilę dokumentų pavyzdžių, iš kurių jūs turite pasirinkti tą, kurį jūs norite teikti. Tai tuo atveju, kaip ir minėjau, jeigu jūs profesinę kvalifikaciją esate įgiję per paskutinius 2 metus, jūs privalote teikti būtent deklaraciją, čia taip ir parašyta deklaracija, profesinę kvalifikaciją įgijusiems pastarųjų 2 metų laikotarpiu. Ir šitas dokumento tipas yra pats pirmas, tai jums niekur daugiau ieškoti nereikia nieko, jūs spaudžiate būtent šitą dokumento tipą. Mano minėta paraiška licenzijai gauti jau yra skirta tiems, kurie profesiniai kvalifikacijai įgijo ženkliai anksčiau. Ir jeigu jūs pateiksite šitą dokumentą, tai jie peržiūrimi ženkliai ilgiau ir tokiu atveju licenzijos jūs turėsite laukti daug ilgiau, nes kol mes pamatysime, kad jūs pateikėte netinkamą paraišką, tada jinai bus atmesta, jūs būsit informuotas, kad turit pateikti deklaraciją ir jums licenzijos išdavimas užtruks. Tai teikite būtent deklaraciją ir paspaudę ant šios dokumento formos, jūs nueisite jau į laukelį, būtent pateikti, kokios profesinės kvalifikacijos ir kokios praktikos licenzijos jūs prašote. Tai, kaip matote, dar kartelį galite pasitikrinti, ar teisingi duomenys apie jūs yra suvesti. Ir tada kreipiatės ir turite užpildyti, pasirinkti, tai yra paslaugos tipą ir pačią paslaugą. Tai paslaugos tipas tai yra viena iš praktikų, kurios licenzijos prašote. Tai medicinos praktika yra visi gydytojai, slaugos praktika, akušerijos praktika ir asmens sveikatos priežiūros praktika renkatės, tad tie, kurie prašote licenzijos mano išvardintų 13 profesinių kvalifikacijų. Ir laukelėje paslauga pasirenkate būtent tą profesinę kvalifikaciją, kurios licenzijos prašote, ir gydytojams, ir asmens sveikatos priežiūros specialistams reikėtų atidžiai pasižiūrėti, ar tikrai pasirinko ir nusispaudė būtent ta profesinė kvalifikacija, kurią jūs esate įgiję, nes tikrai pasitaiko nemažai atvejų, kai gydytojams lieka pirmoji iš sąrašo, tai yra abdominalinės chirurgijos gydytojas, o asmens sveikatos priežiūros specialistams lieka pirmoji iš jų sąrašo, tai yra biomedicinos technologas. Tai
Tiesiog atkreipiu dėmesį, pasitikrinti, nes tokiu atveju šitoj sistemoje galimybės keisti ir patikslinti mums nėra, tai vėl ta deklaracija turės būti atmesta ir jūs turėsite teikti kitą. Spaudo numerį jums nieko pildyti nereikia, jisai bus išduotas automatiškai ir tada suvedate dar jūsų diplomo įgyjimo datą ir instituciją, kurioje jūs tą diplomą gavote. Ir suvedę pasirinkę visus šitos duomenis, spaudžiate išsaugoti ir tada galėsite pereiti prie dokumentų teikimo. Tai, kaip jau buvo minėta, pagrindiniai dokumentai yra diplomas, internatūros pažymėjimas, rezidentūros pažymėjimas, jeigu tai yra gydytojai, medicininė pažyma ir mokestis už licenciją. Mokesčio kvito prikabinti nereikia, jeigu jūs teisingai atlikote mokėjimą ir suvedėte visus nurodytus duomenis, informacija apie įmoką automatiškai kris į jūsų paskyrą. Ir tada prikabinus kiekvieną dokumentą, spaudžiate išsaugoti ir būtina nepamiršti paspausti mygtuką pateikti paraišką. Ar paraiška tinkamai nusisiuntė ir jinai yra užregistruota, galite matyti laukelyje pateikti dokumentai. Čia matysite, kad paraiška yra užregistruota ir matysite paraiškos numerį. Jeigu kartais šitam laukelį nematote nieko, tai yra matote, kad paraiška neužsiregistravo ir informacijos nėra, tada reikėtų atsidaryti ir pasižiūrėti viršuje esantį laukelį, tai yra rengiami dokumentai. Labai dažnai pati paraiška lieka tenai. Ir tada galima tiesiog paspausti ant folderiuko ir paspaudus mygtuką pateikti dokumentus, taip tą paraišką pateikti. Tai pateikus paraišką, deklaraciją, jūs laukiate, kol jums bus išduota licenzija. Tai licenzija yra išduodama per vieną darbo dieną nuo deklaracijos pateikimo dienos ir kartu išduodamas ir spaudo numeris. Dokumentus, kuriuos suminėjau, tai yra tiek diplomą, tiek internatūros pažymėjimą, tiek medicininę pažymą, pagal teisės aktus jūs galite pateikti per 30 dienų nuo licencijos gavimo dienos. Tai yra numatyta galimybė, kad jūs teikiate deklaraciją, mes jums išduodame licenciją ir trūkstamus dokumentus jūs turite pateikti per 30 dienų, bet to padaryti jūs neturite užmiršti, nes tikrai gauname labai daug nepasitenkinimo iš tų, kurie pateikia dokumentus licencijai gauti, gauna licenciją ir kai specialistai praėjus nustatytam terminui siunčia elektroninius pranešimus, skambina ir sako, kad jūs dar nesate susimokėję už įmoką, pateikę medicinės pažymos, tai labai daug yra nepasitenkinimo, kad ko jūs iš mūsų norite. Jūs licenciją jau mums išdavėte ir tiesiog viskas tuo ir pasibaigta. Tai tikrai visiems kartojame, kad reikalavimas pateikti nustatytus dokumentus išlieka ir sumokėti už licenciją taip pat yra privaloma. Ir nepateikus trūkstamų dokumentų ir nesumokėjus įmokos, licencija yra stabdoma. Tai gavę licenciją ir vėliau, jeigu nepateikite, pateikę visus dokumentus, bus priimtas sprendimas, kad jūsų priežiūra įvykdyta ir jūs jau tampate visaverčių sveikatos priežiūros specialistu ir galite pradėti dirbti. Tai pagrindiniai teisės aktai, kurie yra susiję su būtent specialistų veikla ir su jos priežiūra, tai yra
būtent Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, kuris reglamentuoja visą sveikatos sistemą. Ir taip pat kiekvienas specialistas turi savo praktikos įstatymą. Tai gydytojai yra medicinos praktikos įstatymas, slaugytojo akušerių slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymas, asmens sveikatos priežiūros specialistų jų asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymas, kuriame yra apibrėžtos pagrindinės pareigos, teisės, veikla, licencijavimo sąlygos, licencijų stabdymas ir naikinimas. O dar detaliau visa šita informacija ir procesai yra aprašyti licencijavimo taisyklėse. Kiekvienas specialistas turi savo medicinos normą, tai yra, kurioje yra apibrėžta specialisto teisės, pareigos ir kompetencija. Tai yra būtent pagal medicinos normoje apibrėžtus reikalavimus, apibrėžtas kompetencijas, jūs ir galite dirbti. Tai jeigu kyla klausimų, ką jūs galite daryti, kokios funkcijos jums priskirtos, kokios kompetencijos jums priskirtos, kokie reikalavimai yra licenzijos gavimui, tai yra profesinės kvalifikacijos įgyjimui, kokios jūsų yra teisės pareigos, tai kiekvienas susirandat savo medicinos normą ir ten galite pasiskaityti. Taip pat, kaip minėjau, kadangi specialistas dirba licencijuoto asmens sveikatos priežiūroje, turinčio teisę teikti atitinkamas paslaugas, tai tų paslaugų teikimą reglamentuoja kiekvienos paslaugos teikimo reikalavimai. Tai būtent šiuose teikimo reikalavimuose yra apibrėžta, kokie specialistai, kokia jų komanda, kartais yra nurodoma papildomas išsilavinimas specialistui, gali teikti vienas ar kitas paslaugas. Tai bendrai jūsų veiklą ir kompetencijas apibrėžia pagrinde šitie du teisės aktai, tai yra medicinos norma ir paslaugų teikimo reikalavimai. Ir sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo visą tvarką nustato mūsų trumpai vadinamas 132 įsakymas. Čia irgi yra apibrėžtos visos kvalifikacijos tobulinimosi formos, jų įverčiai, kompetencijos, kurias specialistas turi tobulinti ir visa kita aktuali informacija. Tai tiek būtų apie pagrindinius teisės aktus ir labai trumpai, bet tiesiog žiniai toliau pradedant savo veiklą. Tai kaip ir minėjau, kas 5 metus nuo licenzijos išdavimo dienos yra vykdoma licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra, kurios metu vertinama specialisto darbo stažas ir kvalifikacijos tobulinimas. Reikalavimai darbo stažui šiuo metu yra nustatyti tokie, kad asmuo per 5 metus turi verstis atitinkamą praktiką ne mažiau kaip 3 metus arba pilnus paskutinius 2 metus. Ir yra nustatyti kvalifikacijos tobulinimosi apimtis, tai galite matyti gydytojams ir medicinos psichologams 120 kvalifikacijos tobulinimosi valandų, medicinos biologams 80 ir slaugytojams, akušeriams ir kitiems asmens sveikatos priežiūros specialistams 60 valandų. Taip pat teisės aktai apibrėžia privalomas tobulinti temas, kurias reikalinga išklausyti ir pateikti kas 5 metus, kiekvieną penkmetį. Tai visiems asmens sveikatos priežiūros specialistams, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, tai yra tuos specialistus, kurie savo kasdieninėje veikloje vykdo būtent tas funkcijas, reikia išklausyti pirmąją medicinos pagalbą. Ir pirmoji medicinos pagalba kaip privaloma tema nereikalaujama iš gydytojų anesteziologų, reanimatologų, vaikų intensyviosios terapijos gydytojų, skubiosios medicinos gydytojų, paramedikų ir skubiosios medicinos pagalbos paramedikų.
Taip pat gydytojams privaloma tema yra racionalus antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimas ir vartojimas. Ir taip pat minėtame įsakyme yra apibrėžta grupė gydytojų, kuriems šios temos išklausyti nereikia. Tai yra tie gydytojai, kurie savo darbe ir veikloje neskiria būtent antibiotikų. Ir asmens sveikatos priežiūros specialistams be minėtos pirmosios medicinos pagalbos taip pat reikia išklausyti privalomas temas, tai yra profesinė etika ir infekcijų kontrolė. Ir kaip jau galbūt girdėjote, šiuo metu yra skiriamos 3 kompetencijų grupės, kuriuose asmuo gali ir turi tobulinti savo profesinės kompetencijas, tai yra klinikinės specialybinės kompetencijos, bendrosios klinikinės specialybinės kompetencijos ir bendrosios neklinikinės nespecialybinės kompetencijos. Tik atkreiptinas dėmesys, kad bendrosios neklinikinės nespecialybinių kompetencijų grupės, tai yra tos, kas papuola į šias kompetencijas, yra baigtinis sąrašas ir jį galite matyti tiek šioje lentelėje, tiek minėtame 132 įsakyme, tiek galite informaciją rasti mūsų interneto svetainėje. Ir labai trumpai apie informaciją išplėstinės praktikos slaugytojams. Tai, kad išplėstinės praktikos slaugytojams baigus išplėstinės praktikos slaugos magistrą, nauja atskira licenzija yra neišduodama, nes pagal teisės aktus laikoma, kad išplėstinės praktikos slaugytojas, tai yra slaugytojas turintis bendrosios praktikos slaugytojo licenciją, kurioje yra daromas papildomas įrašas apie jo įgytą papildomą išplėstinės praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją. Tai kadangi šio licencijavimo sistemoje galimybės įrašyti 2 profesinės kvalifikacijas šiuo metu nėra, tai tiesiog slaugytojo turima bendrosios praktikos slaugytojo licencija yra keičiama, pavadinimas yra keičiamas į išplėstinės praktikos slaugytojo licenciją, licencija yra tikslinama ir išlieka tas pats buvęs bendrosios praktikos slaugytojo licencijos numeris ir spaudo numeris, tik tai laikoma, kad asmuo turi įgytas 2 profesinės kvalifikacijas ir gali dirbti tiek bendrosios praktikos slaugytojų, tiek išplėstinės praktikos slaugytojų. Tai tiek būtų trumpai bendros informacijos susijusios su jūsų licencijavimu, licencijuojamos veiklos priežiūra ir dokumentų teikimu licencijai gauti. Ir dabar labai trumpai, nežiūriu, laikas bėga, tai matyt daugam jau girdėta, gal kažkas ir buvot prisijungę, tai yra nuo 2025 metų pradėjusi veikti kompetencijų platforma, kuri yra skirta būtent kvalifikacijos tobulinimuose programų derinimui ir skelbimui, kvalifikacijos tobulinimuose pažymėjimų kaupimui, darbo veiklos duomenims rinkti ir joje yra jūsų kiekvieno specialisto, sveikatos priežiūros specialisto paskyra, kurioje jūs taip pat galite matyti visą informaciją, tai yra ir sukauptus pažymėjimus, įgytas papildomas kompetencijas, gydytojams čia ateis duomenys apie jų įgytas pakopinės kompetencijas, taip pat čia yra tiesioginė integracija su diplomų ir atestatų registru ir sukrenta visi į šį registrą suvesti jūsų įgyti diplomai, taip pat profesinė veikla ir kontaktinė informacija. Tai labai trumpai, kaip atrodo ir kur galite rasti būtent informaciją, tai prisijungia prie kompetencijų platformos. Viršuj paspaudę mygtuką pagalba, čia rasite visas instrukcijas tiek PDF formatu, tiek video medžiagą apie kompetencijų platformos funkcionalumus ir jų naudojimąsi jie. Tai čia visa informacija pagalbai,
O dabar labai trumpai, tai būtent kompetencijų platformai dabar yra skelbiamos visos su Sveikatos apsaugos ministerija suderintos tobulinimosi programos, kurios anksčiau buvo skelbiamos meta sistemoje. Tai būtent čia yra tos programos, kurios yra tinkamos tobulinti kvalifikaciją. Paieška yra pakankamai detali, tai galite ieškotis tiek pačių programų, tiek iš jų organizuojamų renginių. Pagal datą, pagal profesinę kvalifikaciją, pagal tikslinę grupę ir panašiai. Taip pat kompetencijų platformoje yra įdiegta sukauptų valandų skaičiuoklė, taigi kai jūs gausite licenciją ir pradėsite lankyti kvalifikacijos tobulinimo renginius, pažymėjimai apie baigtus renginius ir išklausytas valandas jau sukris į šitą kompetencijų platformą ir čia kaupsis tie duomenys ir automatiškai jau matysis, kiek kokių valandų jūs esate sukaupę. Taip pat į kompetencijų platformą yra galimybė pateikti jūsų kažkur kitur įgytus pažymėjimus, tai daugiausiai yra skirta būtent užsienyje įgytai kvalifikacijai. Taip pat pateikti tokius duomenis kaip straipsnių, kas rašo, taip pat kas rašo mokslinius pranešimus, kažkokios kitos tobulinimosi formos, kurių nepatvirtina būtent kvalifikacijos tobulinimosi renginių pažymėjimai. Ir taip pat kompetencijų platformoje yra galimybė susigeneruoti išrašą apie jūsų baigtą kvalifikacijos tobulinimą, praeitus renginius ir panašiai. Ir kaip ir minėjau, taip pat kompetencijų platformoje yra jau renkami duomenys apie jūsų darbo stažą. Tai tik atkreiptinas dėmesys, kad prisijungus prie kompetencijų platformos, pirmiausiai matysite duomenis iš Sodros, tai yra duomenis, kad jūs esate įdarbintas ir nuo tam tikro laiko iki tam tikro laiko dirbote arba dirbate tam tikroje įstaigoje. Tačiau tai neįrodo ir nepatvirtina, kad jūs toj įstaigoje dirbate būtent kaip asmens sveikatos priežiūros specialistas. Šios duomenys, kuriuos matote apačioje, turi suvesti jūsų darbdavys ir čia jau jisai tikslina duomenis pagal kokią profesinę kvalifikaciją, kokias pareigas užimate ir kokiu darbo krūviu jūs toje įstaigoje dirbate. Tai šitas funkcionalumas darytas tam, kad ateityje, kai jūs jau teiksite licencijuojamos veiklos priežiūrai, jums nereiktų teikti pažymų, popierinių variantų, prašyti iš darbdavio ir čia matysis visas jūsų darbo stažas. Ir tai tiek būtų trumpai apie kompetencijų platformą ir jos funkcionalumus. Šiuo metu vyksta darbai ir keliama licencijavimo sistema į kompetencijų platformą, tai tikimės kitais metais jau galėsite jungtis tik prie vienos sistemos ir tada, kur ieškoti informacijos, tai tikrai kviečiame prenumeruoti mūsų tarnybos naujienlaiškį ir tada gausite visą aktualią informaciją. Taip pat ieškoti informacijos mūsų tarnybos internetinėme puslapyje, kuriame yra pateikta visa aktuali informacija. Ir labai kviečiame naudotis nuo pernai metų pradėjusiu veikti konsultacijų robotuku, kuris tikrai atsako į visus pagrindinius rūpimus jūsų klausimus. Tai jeigu kyla klausimų, kreipkitės į jį ir jisai jums atsakys. Taip pat, aišku, kaip ir minėjau, informacijos galima ieškoti mūsų interneto svetainėje
Tai yra ir licenzijos, ir veiklos srityse, tai yra specialistų licenzijavimas ir spaudo numeriai. Ir aišku, galima skambinti ir rašyti bendrų tarnybos elektroniniu paštu, tik tiek, kad jeigu rašysite bendrų tarnybos elektroniniu paštu, tai atsakymo greitai tikrai negausite. Atsakymas teikiamas per maždaug mėnesį laiko, per 20 darbo dienų, nes paklausimų gauname labai daug. Tai dėl to ir kviečiame naudotis, būtent ieškoti informacijos patiems arba naudotis konsultacijų robotuku ir eilinių paprastų klausimų tų pačių nerašyti į mums, nes jūsų yra labai daug, o mūsų nėra tiek, kad galėtumėm čia ir dabar tą pačią dieną atsakyti. Tai būtų tiek ir paskutinė skaidrė, kurią matyt paliksiu, tai yra kvietimas sekti mūsų naujienas ir taip pat pasidalinti nuomonę apie konsultaciją. Tai mano pristatymai būtų tiek ir dabar kviečiu užduoti klausimus, jeigu tokių yra. Ir pasistengsiu atsakyti, jeigu dar kažkas kyla. Taip, tai jeigu norit užduoti klausimus, tai pakelkit rankytę ir tada galėsiu jums įjungti mikrofoną. Čiate kažkaip irgi tuštoka, jokių klausimų. Tai gal visiems viskas aišku. Va, matau rankų pakeltų. Gerai, įjungiu mikrofoną Klaudijai. Klaudija, įsijunkite pas savo mikrofoną. Labą dieną, taip, ačiū. Tai aš turiu klausimą, kaip minėjote, pavyzdžiui, jeigu dar nėra įvykęs diplomų įteikimas, bet jis numatomas greitų metu, ar jau galima teikti paraišką tai licenzijai gauti? Šiaip pageidautina, kad licenzijai gauti jau būtų teikiama, kada jūs turite diplomą, nes mes tų duomenų niekur nematysime, kad jūs tikrai tą diplomą turite, nes matyt įstaiga nebus suvedusi duomenų į diplomų atestatų registrą. Bet šiaip, jeigu jau jūs tikrai tą diplomą gausite, tai galite teikti, tik tai mes vienaip ar kitaip turime įsitikinti, kad jūs tikrai tą profesinę kvalifikaciją įgijote. Tai tada reikėtų nurodyti, kokioje įstaigoje mokėtės, bet sakau, labiau pageidautina ir kad jūs jau tą diplomą turėtumėte, nes jūs turite turėti įrodymą, kad jūs tikrai baigėte tą mokyklą, nes jūsų yra daug. Ir kaip mums žinoti, kad jūs tikrai ją baigėte, tai kitų galimybių nėra, tik tai diplomas. Supratau, ačiū. Taip, žiūrim toliau, kas dar kelia ranką. Gertrūda, įjungiu mikrofoną Gertrūdai tuojaus. Taip, Gertrūda, galit kalbėti. Labą dieną. Aš norėjau paklausti, jūs minėjote, kad gydytojams reikia internatūros kažkokio pažymėjimo. Mes tokio neturim. Gal galit patikslinti, ko jūs iš tikrųjų tiksliai norite, kad mes pateiktume? Apie kokius gydytojus jūs kalbate? Nes medicinos gydytojai visi gauna internatūros pažymėjimą. Tai yra, jūs gaunat diplomą, kuriame būna parašyta, kad jums suteikta gydytojo profesinė kvalifikacija ir gaunate internatūros pažymėjimą, kuriame yra parašyta, kad jūs įgijote medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją. Tai dėl internatūros pažymėjimų turėtumėte teirautis jūsų universitetų, kurį baigėte, nebent kažkas pasikeitė, ko aš nežinau ir internatūros pažymėjimai nebeišduodami, bet aš tokios informacijos neturiu. Iki šiol tikrai visi gaudavo tiek diplomą, tiek internatūros pažymėjimą. Tai turbūt su diplomu kartu gal tada? Taip, kartu su diplomu, tik tai jie yra atskiri, nors jūsų studijos yra vientisosios
ir internatūra šiuo metu yra integruota į vientisąsias studijas, tačiau universitetai tiek vienas, tiek kitas kartu su diplomu išduoda ir internatūros pažymėjimą ir būtent atkreipkite dėmesį, kad diplome būna parašyta, kad jūs įgijote gydytojo profesinę kvalifikaciją, ne medicinos gydytojo, bet gydytojo. O būtent baigta internatūra ir internatūros pažymėjimas jum jau suteikia medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją. Tai ta informacija ir tie duomenys, jie yra reikalingi. Supratau, ačiū labai. Kol kas daugiau pakeltų rankų neturime. Kristina, ar reikėtų į kažkurį iš chato klausimų atsakyti? Aš gal galėčiau paskaityti ir atsakyti. Gerai. Jo, nes atsidarius, tai klausė, jei nuo licenzijos išdavimo keičiasi pavardė ir kažką papildomai reikia pildyti, norint naudoti išduotą licenciją su sena pavardė ir kaip tai veikia. Tai jeigu jūsų pavardė keičiasi dar iki kreipiantis licencijos, tai nieko teikti nereikia. Jūs, kai prisijungsit prie portalo, jūs jau teiksit dokumentus nauja pavardė. Jeigu jau po licencijos gavimo keitėsi pavardė, svarbu, kad jūs būtumėte kreipęsi į registrų centrą ir gavę naujus asmens tapatybės dokumentus su nauja pavardė ir juos pasijėmę. Tai jeigu po licencijos gavimo su sena pavardė jūs tą pavardę pasikeitėte, tada mums reikėtų parašyti elektroniniu paštu, kad jūsų pavardė pasikeitė. Mes turime galimybę, tai yra tiesioginė integracija su registrų centru, paspaudus mygtuką jūsų duomenys atsinaujins. Tai kažkokių dokumentų teikti nereikia, reiktų mus informuoti, kad jūsų pavardė pasikeitė ir mes ją atnaujinsime ir tada išorėje jinai taip pat pasikeis. Tada dėl internatūros atsakiau. Klausė, sveiki, ar yra laikotarpis, per kurį reikia būtinai pateikti dokumentus licencijai gauti, gavus diplomą. Tai, kaip ir minėjau, to laikotarpio nėra, tai yra priklauso, kada jums ta licencija yra reikalinga. Jūs gavę diplomą, ta pačia tvarka, licencijas galite kreiptis per 2 metus nuo diplomo gavimo išdavimo datos. Tas skirtumas, kaip ir minėjau, per 2 metus, jeigu jūs kreipėtės, jūs turėsite pateikti tik medicininę pažymą ir sumokėti už licenciją. Jeigu tuos 2 metus praleidžiate ir jau kreipsitės po tų 2 metų, tada jau įsijungia kiti procesai, jau iš jūsų bus reikalaujama kvalifikacijos tobulinimuose ir darbo stažo arba stažuotės papildomo kvalifikacijos tobulinimuose. O kada jūs po diplomo gavimo kreipsitės, tai yra jūsų reikalas, tai yra tada, kada jums reikia tos licencijos, tada jūs ir kreipiatės. Dar tuo pačiu paminėsiu, kad kartais sulaukiam tokių klausimų, kad pavyzdžiui, merginos, jeigu išeina nėštumo gimdymo atostogų, tai tikrai dažnai verta tos licencijos kreiptis jau prieš grįžtant į darbo rinką arba besibaigiant tiem 2 metam, nes, kaip ir minėjau, būtent nuo licencijos išdavimo dienos yra skaičiuojami tie 5 metai. Tai jeigu jūs po diplomo, sakysim, metus ar pusantrų nesiruošite dirbti, tai ir tą licenciją galite išsiimti vėliau. Tai tik tada, kada jau jūs planuosite dirbti. Taip, tai čia Aušra žiūriu atsakė, Kristina atsakė ir daugiau dirbant specialisto padėjėjai. Aha. Jo, tai gal to aš atsakau į vieną klausimą. Dirbant specialisto padėjėjai ir būtina licencija. Nepatikslinot, kokiu Klaudija klausė, kokiu specialisto padėjėju, šiaip tokių pareigų kaip
sakysim, gydytojo padėjėjo ir kažkuo tai tokių kaip ir nėra, tai vienintelis padėjėjas yra slaugytojo padėjėjas, tai jam yra išduodami spaudo numeriai, o reiktų tada jau žiūrėti, kokias paslaugas ir kokias funkcijas jūs vykdysite. Nes nei gydytojo padėjėjo, nei kažkokių kitų specialistų padėjėjų nėra, tai kaip ir tokiuose pareigose nelabai galėtumėte ir dirbti. O licencija yra būtina tiem specialistam, kuriuos aš išvardinau. Tai gal tada, Urte, Dovilė, ne? Gerai, kaip tik pakelia ranką Dovilė. Aš įjungiu Dovilė į mikrofoną. Dovilė, įsijunkite pas save ir galite užduoti klausimą. Sveiki, norėčiau paklausti, čia yra antra rezidentūra ir prieš pirmą rezidentūrą buvo kita pavardė ir internatūros pažymėjimas yra mergautinė pavardė, o po to jau abidvi rezidentūros yra vyro, kokią iš vyro gavau pavardę, ar reikės dėl internatūros pateikti kažkokią atskirą? Ne. Tai sakau, jeigu jūs dar tik mokotės rezidentūroje ir dėl gydytojo specialisto licencijų nesate kreipusis, tai tiesiog galite parašyti mum ir tada pakeisim jau medicinos gydytojo to licencijoje, tiesiog sistemoje jūsų vardą pavardę, kad matytųsi, kad medicinos gydytojo licencijoje ir išduota nauja pavardė automatiškai. O šiaip kreipiantis dėl gydytojų specialistų licencijų, tai jau jūs automatiškai jums duomenys vesis jūsų nauja pavardė iš registrų centro, tai jūs tiesiog pateiksit naują pavardę ir tie duomenys atsinaujins. Ačiū labai. Ir dabar matau, Klaudija patikslino kineziterapeuto, kad padėjėjo. Tai noriu pasakyti, kad kineziterapeuto padėjėjai ir ergoterapeutų padėjėjai kažkada buvo rengiami ir jie tokie kaip ir dar egzistuoja, tačiau tai yra tos profesinės kvalifikacijos, kurios jau pakankamai senai yra nerengiamos ir yra palikę ir spaudo numerius turi, tai yra tos profesinės kvalifikacijos, kuriem buvo išduodami spaudo numeriai. Tai spaudo numeriai išduodami tik tai tiems specialistams, kurie būtent ir įgijo tą profesinę kvalifikaciją, tai yra, kurie baigė tuos mokslus kažkada senai. Jeigu jūs įgijote kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją, tai jums kineziterapeuto padėjėjo spaudo numeris nebus išduotas. O kaip jau jūs darbins įstaiga, šiaip jūs turėtų darbinti kaip kineziterapeutą. Tai yra dar keletas tų profesinių kvalifikacijų, kuriem yra išduodami spaudo numeriai. Tai yra, kaip minėjau, slaugytojų padėjėja, yra embriologas, yra medicinos biologas, ortopedas technologas, tai yra perfūzininkas, kuriem yra išduodami spaudo numeriai. Ir dar mačiau buvo Aušrinės būtent apie embriologą. Tai kolegės neatsakė. Tai kaip ir minėjau, medicinos genetikas, jūs turite kreiptis medicinos genetiko licencijos, o embriologas yra būtent ta profesinė kvalifikacija, tas specialistas, kuriam išduodamas spaudo numeris. Tai jūs dėl embriologo, jeigu jūs baigėte nustatytus tuos kvalifikacijos tobulinimosi kursus, kurie yra reikalingi embriologo spaudo numerį gauti, jūs teikiate naują prašymą, tai bus prašymas spaudo numeriui išduoti ir prašote būtent embriologo spaudo numerio.
Ir tada jau dirbant, jeigu jūs dirbate medicinos genetikų, jūs busite darbinami kaip medicinos genetikas, jeigu jūs dirbsite embriologu, tai jūs busite darbinamas kaip embriologas jau pagal gautą naują spaudo numerį. Tai tikiuosi atsakiau. Tada klausia, pagal kokius rizikos veiksnius reikia tikrinti sveikatą būsimiems gydytojams rezidentams. Tai čia jau jūs turėtumėte kreiptis į savo šeimos gydytoją ir jie tikrai žino. Jeigu jūs turite omeny, kad jūs būsite darbinamas kaip medicinos gydytojas, tai yra jau įstosit į rezidentūrą ir tada visi gydytojai rezidentai yra darbinami su medicinos gydytojo licenzija, tai tada jūsų sveikatą tikrina pagal būtent tuos rizikos veiksnius, kurie yra tam tikrai profesiniai kvalifikacijai nustatyti. Bet tas sveikatos patikrų tvarką tikrai žino jūsų šeimos gydytojas. Tai jūs kreipiatės į šeimos gydytoją ir sakot, kad jums reikia pažymos arba licencijai gauti, arba tai, kad jūs jau būsite darbinamas kaip medicinos gydytojas studijuojant rezidentūroje. Taip, galbūt turim vieną pakeltą ranką, galbūt galime atsakyti į klausimą Igor. Taip, jungiu Igor mikrofoną. Galite įsijungti pas save ir užduoti klausimą. Ačiū labai, laba diena pirma. Norėjau paklausti po diplomo įteikimo, kai jau gausime diplomus, maždaug kada rekomenduotumėt pateikti prašymą, kad viskas būtų įkelta jūsų sistemą ir jūs matytumėt mano kaip ir baigimo kolegijai? Tai, kaip ir minėjau, jūs galite, jeigu jūs gavote diplomą, jūs teikiate ir galite tą diplomą prikabinti, tada jums nereikia laukti ir tikrinti, ar tie duomenys yra suvesti diplomų ir atestatų registre. Tai realiai licenzijai gauti jūs galite teikti iš karto, kai gaunate tą diplomą. Jeigu neturite medicininės pažymos, tai medicinę pažymą, kaip minėjau, galite pateikti per 30 dienų ir prieš teikiant, jungiantis prie sistemos ir teikiant prašymą licenzijai gauti, labai prašytumėm, kad jau būtų sumokėta ta įmoka. Tada ir jums nereikės galvoti ir jums rašyti ir prašyti, kad susimokėtų. O diplomai, žinokit, tokios informacijos, kada įstaigos labai įvairiai kolegijos duomenys į diplomų atestatų registrą suveda tikrai labai įvairiai. Vienos labai greitai, kitos vėliau. Bet, sakau, jeigu jūs pats gaunat tą diplomą, tai tada galite jį prikabinti. Supratau, ačiū labai. Taip, tai kol kas pakeltų rankų nėra, tai jeigu yra kažkokių neatsakytų klausimų čiate, tai tada galima dar juos atsakinėti. Kiek aš matau... Ne, čiate nieko nėra. Nėra. Tai aš gal dar tiesiog pasinaudojant progą, kol klausimų nėra, tai tas, kas klausotės, jeigu būtų kažkokių dar kiltų klausimų ir jūs jau dabar eisite dirbti į įstaigas ar savo jungsitės prie vienu ar kitų profesinių draugijų, tai visada kviečiame, jeigu kyla klausimų susijusių su jūsų veikla, su licenzijavimu, vėliau su licenzijuojamos veiklos priežiūra, tai tikrai galite rašyti man arba kreiptis į tarnybą. Ir galime susiorganizuoti tokius panašias konsultacijas, sakysim, kažkokiose grupelėse. Tai yra ar įstaigos, kurioje dirbate mastu, ar draugijų, kuriuom būsit priklausomi mastu, nes tikrai organizavę esame ir organizuojam konsultacijas tiek, pavyzdžiui, medicinos psichologam, tiek
įvairiem kitiem specialistam, tai jeigu bus poreikis, tai visada kreipkitės, nes paprasčiau atsakyti į klausimus taip, negu atsakinėti elektroniniu paštu. Nes taip gali pasiaiškinti, kartais ir individualias situacijas pasinagrinėti. Tai tikrai kviečiam, kreipkitės, susitiksim ir išsiaiškinsim, kas jums rūpi. Taip, tai jeigu nėra daugiau klausimų, manau, tada galėsim uždaryti įrašymą. Taip.